Sveiki, brangus prisijungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Šiandien pas mus speciali laida. Kalbam apie planuojamus organizacinės struktūros pakeitimus. Nepaisant to, kad jau antrus metus apie tai kalbam, šiandien situacija yra įkaitusi kaip niekad. O būtent todėl, kad jau priartėjom prie įgyvendinimo, įmonė priartėjo, nepaisant nurodymų, nepaisant galimų baudinių sankcijų, visgi, sakyčiau, buldozeriu, volu bandoma prastumti naują organizacinę struktūrą. Kaip žinoma, darbą atlieka žmonės. Taigi už kiekvienos pareigybės yra konkretus žmogus. Ir ką mes šiandien matom? Praeitais metais planavo įmonė panaikinti 58 pareigybės. Šiandien liko 44 pareigybės, kurias užima 41 žmogus. Taip pat pažymėtina, kad atsirado dar papildomai 6 pareigybės, iš jų 3 inžinerinės. Dėl to nebuvo nei konsultacijų, nebuvo paaiškinta, kaip tai susijusi su organizaciniais pokyčiais, kaip tai atsilieps branduolinės radiaciniai saugai. Taip pat norėčiau pažymėti, kad visos tai yra specialistų, kvalifikuotų specialistų. Taip pat 13 inžinierių šiais laikais, kai darbdavys nesugeba ne taip, kad išsaugoti, bet ir pritraukti darbininkų, šaltkalvių, operatorių. Kiekvieną dieną einam į darbą ir matom, kad ieškoma šaltkalvių. Tai ir tuo pačiu įmonė lengvų mostų atsisako inžinierių. Klausimas, ar tai nekompetencija, ar tai sąmoningas visgi įmonės griovimas, davedimas iki techninio bankroto, apie ką mes ne vieną kartą kalbėjome. Šią savaitę įvyko mūsų pirmas susitikimas pagal ankstesnį su darbdaviu susitarimą, tai būtent profsąjungos atstovų ir įmonės. Dėl struktūrinių pokyčių įgyvendinimo. Deja, mes negavom atsakymų į pagrindinius klausimus, kurie liečia žmonių, tai yra apie laisvas darbo vietas, apie tai, kaip bus derinami pareigybinių nuostatų pokyčiai. Tai mes matom, kad matyt darbdavio atstovai tiesiog neturėjo įgaliojimų mums atsakyti, todėl mes susitarėm dėl dar kelių susitikimų. Artimiausias tikimės įvyks Liepos 10 dieną ir mes prašysim, kad įmonės vadovai, ir tai gali generalinis direktorius pats atsakyti, gali kam nors deleguoti, bet kad žmonės gautų konkrečius atsakymus. Taigi ir mes profesinės sąjungos narius mielai kviečiam į tą susitikimą, kad gauti konkrečius atsakymus į savo klausimus. Būti laisvų pareigybių sąrašas, tai jau iki birželio pabaigos, šiandien Liepos pradžia, žmonės taip pat yra nežinioj. Taip pat aš manau, kad tiesiog yra manipuliuojama, jeigu nesakyti daugiau meluojama, kad ši nauja organizacinė struktūra yra Europos komisijos reikalavimas. Mes Liepos mėnesį turėsim susitikimą su atitinkamu Europos komisijos direktoratu. Mes tą klausimą būtinai užduosim, ar tai tikrai taip. Kol kas, ką mes žinom, kad nuo finansavimo pradžios šio projekto finansavimo, tai Europos komisija pastoviai reikalauja ir racionalių išteklių panaudojimą, finansų panaudojimą, optimizavimo, analizės. Mes matom, kad šitie struktūriniai pokyčiai toks įspūdis, kad jokia čia avantūra, analizės nėra padaryta, nors mes tą kvietėm ir ekspertinę nuomonę pasamdyti, bet kad nuo A iki Z apskaičiuoti, kokios gali būti pasekmės, kaip tai įtakos eksploatacijos nutraukimo patį procesą. Tų atsakymų negauta. Kodėlgi darbdavys, kodėl valdyba nesuinteresuota. Tačiau mes matom kitą ir tai tikrai kelia didelį nerimą, kai birželio 22 dieną valdybos posėdžio metu Ignalinos atominės elektrinės strateginio objekto valdybos pirmininkė mum, profsąjungos atstovai, pasakė, kad kalbant apie struktūrinius pokyčius turi būti ir rotacija.
Tai, mielieji, rotacija taikoma pagal valstybės įmonių įstatymą įmonės vadovui, taip pat valdybos nariams. O ką mes turim? Tai 2 kadencijos. Tačiau mes turim konkrečią situaciją, kuomet ministerijos atstovė, valdybos narė, tai darbuojasi, jeigu neklystu, tai jau 15 metų, nepaisant visų įstatymo nuostatų. Tai kaip čia suprasti? Ir tuo pačiu rotaciją bandoma taikyti eiliniam darbuotojui, specialistam, inžinieriams, kurie daug metų dirba pagal neterminuotas darbo sutartis. Tai klausimas, tai čia rotacija dėl rotacijos, ar mes turim reikalą su bandymu diskriminuoti? Tai tokie arba tiesiog tai yra bandymas iki techninio bankroto davesti įmonę, apie ką mes ne vieną kartą kalbam. Kam tokie sprendimai? Taigi, bet kokiu atveju mes matom ir kitą situaciją, kai tame pačiame skyriuje, kartuoju, 13 inžinierių bandoma atleisti, planuojama atleisti. Vienam skyriuje mažinama inžinieriaus pareigybė ir tuo pačiu paraleliai vyksta išorinė atranka inžinieriaus pareigybei. Tai ką tai reiškia? Tai čia ta rotacija, apie kurią kalbėjo valdybos pirmininkė, ar tai nėra įstatymo pažeidimas? Kėlėm klausimą ir vadovui, kad ar jūs suprantat, kad jūs tam tikrose situacijose sąmoningai einam į galimą teisminį ginčą. Jūs pažeidėt grubiai darbo kodeksą, mes tą jau dabar matom. Atsakymas, tai čia rizika visada gali būti. Tai, bet kartoju, Ignalinos atominė elektrinė išlaikoma mokesčių mokėtojų pinigais. Tai yra Lietuvos biudžetą, ES biudžetą. Ir sprendimai tokie, sakyčiau, neatsakingi. Jie tiesiog neturėtų būti. Tai tos klausimus mes keliam, kad jeigu mes negirdime čia, tai mes keliam klausimą tuomet toliau. Taip pat, kalbant apie finansinius sprendimus, kaip žinoma, įmonė dabar bando vykdyti, kaip mes matom, 3 projektus. Ignalinos programą finansuojama didžiąją dalimi Europos komisijos, taip pat giluminio atliekyno ir mažųjų modulinių reaktorių. Šitie 2 projektai skiriasi to, kad finansuojami išskirtinai Lietuvos biudžeto pinigais, mokesčių mokėtojų pinigais. Ir ką mes šiandien matom? Jau ieškomi 4 ekspertai mažųjų modulinių reaktorių. Finansinis ekspertas ir taip toliau. Tai viena pagrindinė sąlyga - domėtis branduoline energetika. Taip sakant, welcome. Tai visa tai tikrai kelia didelį nerimą ir nepaisant to, kad labai retas darbdavys Lietuvoje atsispiria pagundai nekalbėti su profesinė sąjunga iš jėgos pozicija su darbuotojais. Bet mes prie to kaip ir pripratėm, turim atsparumo ir visgi net ir tokiom sąlygom, kai su mumis bandoma kalbėti iš jėgos poziciją, esame konstruktyvūs ir atviri dialogui, normaliam, konstruktyviam dialogui, kadangi už mūsų žmonės ir mes turim ginti ir norėtųsi ginti ne nuo darbdavio sprendimų, o daugiau kovoti už papildomas socialinės garantijas žmonių. Taigi, o artimiausiu metu, kaip jau minėjau, vyks susitikimus su Europos komisijos atitinkamu direktoratu, tai apie tai mes artimiausiom savaitėm būtinai pranešim apie rezultatus. Viso gero.